Labą dieną, visi prisijungę prie naujo pristatymo apie mūsų naujuosius inverterius Verto 15-25 kW. Tikiuosi, girdite mane gerai. Jeigu negirdite, duokite kokį ženklą ar klausimų sekcijoje parašykite. Taip pat klausimų sekcijoje galite užduoti klausimus. Po šio pristatymo pasistengsiu visus juos atsakyti. Taigi, galime pradėti. Tai šiandien šį pristatymą, kaip ir visados pristatau aš, Andrius Jančauskas, techninis patarėjas Baltijos šalims. Žemiau yra mano kontaktai. Jeigu turėsite klausimų, prašome, kreipkitės. Pasistengsiu atsakyti visus juos. Taigi, pradėkime. Tai truputėlį papasakosiu apie galių klases, techninės detalės, apie patį saugumą, kas yra Froniaus vienas iš tokių esminių dalykų, ką mes labai daug kreipiame dėmesį, paprastą montavimą, paleidimą. Ir galų gale pabandysiu atsakyti jūsų klausimus, jeigu bus, ir pasidalinsiu likusią informaciją. Taigi, naujieji Fronius Verto 15-25 kW inverteriai. Jie yra labiau skirti didesniems namų ūkiams, ūkininkams, nedidelėms įmonėms, mažom įmonėm, kur būtent tokios galios ir užtenka. Fronius Verto mūsų, tai yra jau nenaujas inverteris. Nuo praeitos vasaros mes jums siūlėme šį vidurinį. Jisai ir vis dar siūlomas yra nuo 25 iki 33 kW. Tai jį galite įsigyti jau beveik metai, kaip jį galite įsigyti. Tad šiandien pristatysiu būtent mažesnį brolį 15-25 kW Verto. Ir taip pat kiek vėliau, greičiausiai vasarą, pristatysiu hibridinį Verto Plus nuo 15 iki 33 kW. Šiai dienai apžvelkime būtent Verto mažesnį inverterį. Taigi, čia kelios kai kurios kurie parametrai palyginimui dabar esančio didesnio inverterio su mažesniuoju, kuris pasirodys Europoje vasarą, Baltijos šalims rudenį. Dėl vieno sertifikato, kuris būtent mūsų regionui yra būtinas. Ir taip pat kartu su šiuo mažesniuoju pasirodyti turėtų ir hybridinis Verto Plus inverteris. Tai lyginant su didesniuoju Verto, mažesnysis Verto turės 3 MPPT vietoj 4, dažniausiai užtenka ir 3, mažiau MPPT, būtent tokios galios inverteriams, šiek tiek mažiau grandinių, tai yra stringų, kiekvienas MPPT turės, pirmas turės 2 stringus, kiti 2 po 1. Bet galima juos išnaudoti ir antrą ir trečią, kaip juos truputėlį vėliau papasakosiu. Taip pat mažesnysis turės standartizuotas viršytampio apsaugas, integruotas. Didesniam inverteriui užsakant galima pasirinkti
kurį tipą norim. 1+2 ar antro tipo ir taip pat ir AC dalį. Taip. Apie Verto plius nepasakosiu, nes bus dar atskiras pristatymas būtent ir apie šį inverterį. Taip, taigi kokios klasės, tai yra Verto nuo 15, 17,5, 20 ir 25 kW. Kaip minėjau prieš tai, iki šiol vis dar yra gaminamas didesniam korpuse su 4 MPPT 25 kW inverteris, bet kai pradėsime gaminti būtent šį mažesnį, nutrauksime 25 kW inverterį didesnėme korpuse. Tad jeigu būtent kažkam reikia 25 kW su 4 MPPT, tai siūlyčiau paskubėti jų įsigyti. Taip, Verto pagrindiniai skirtumai, tai tiesiog mažesnis, aišku, ir mažesnės galios, 3 MPPT, stringų mažiau, pajungimai per MC4 jungtis, viršytampio apsaugos standartizuotos ir lanko aptikimo funkcija. Taip, lankstumas, tai būtent šie inverteriai turi 3 MPPT įrenginius. Kaip minėjau, pirmasis MPPT turi iš karto 2 jungtis, kiti 2 MPPT po vieną grandinės pajungimą. Tačiau jeigu yra pageidavimas, yra poreikis turėti po kelias grandines jungti per MPPT, tai mes prie inverterių pridedame ir tokius perėjimus, kuriuos galite panaudoti būtent pajungti daugiau grandinių į antrą ir trečią MPPT. Tai yra tiesiog įsistato į vieną lizdą, į kitą lizdą ir jau taip jūs praplečiat, turite po antram ir trečiam po dvi grandinės, kadangi kiekvienas MPPT turi standartiškai po 28 amperus, taip kaip ir pirmasis MPPT. Taip, tai vat ir buvo pagrindinė toks skirtumas, jog šiuose mažesniuose inverteriuose taupant vietą ir matant, jog antras, trečias MPPT dažnai visi stringai nėra išnaudojami pilnai, todėl mes panaikiname būtent šias jungtis, bet pridedame būtent perėjimus, jeigu toks poreikis atsirastų. Taip pat, kaip ir didesnio MPPT, yra įtampos diapazonas, yra startinė, tarkim, įtampa MPPT, kada inverteris pradeda 150, nuo 150 iki 870 voltų yra tas toksai optimalus inverterio veikimas. Tai kada jisai efektyviausiai veikia. Taip pat inverteriai yra ir Dynamic Peak Manager, tai yra šešėlių valdymo algoritmas, kaip ir kitose mūsų inverteriuose. Prijungimo technologija, tai AC jungdalyje iki 35 kvadratų skerspjūvio kabelius galima prijungti. Jie yra užveržiami dėl didesnių srovių, tiesiog užveržiant yra patikimesnės pats prijungimas ir saugesnis. Taip pat yra galimybė įjungti 4 gyslų kabelį vietoje 5, taip irgi taupant kabelio sąskaitą patį pajungimą darant.
Taip, aišku, reikėtų atsižvelgti ir į jūsų namų tinklą. DC pusėje pajungimas per štaublį MC4 jungtis ir dar atskiri du sandarikliai, būtent žeminimui ir duomenų komunikacijos kabeliams. Taip pat inverteris turi ir asimetrinį generavimą, tai yra inverteris gali asimetriškai generuoti skirtingas galias per fazę. Tai yra maksimalūs skirtumai asimetrijos yra 16 amperų tarp fazių. Tai jūs mažiau atiduodate į tinklus, daugiau suvartojate, mažiau perkate iš tinklų. Nei, tarkim, generuojant standartiškai vienodai per visas fazes vienodai. Taip. Saugumas, į saugumą mes taip pat labai daug dėmesio atsižvelgiam. Tai yra, būtent šiuose inverteriuose jau yra integruotos viršytampių apsaugos. DC daly, tai jums nereikia jau papildomo DC pusėje statyti kažkokio skydelio, daryti perjungimų, papildomų komutacijų tarp inverterio ir viršytampių. Tiek AC dalyje taip pat yra viršytampiai, taip pat jums irgi nereikia papildomai pirkti, montuoti, tai sustaupo tiek pinigų tiek pačiam papildomam skydeliui, tiek pačiam darbui, pajungimui pačiam. Taip pat šie viršytampiai yra sujungti su inverterio komunikacinė plokšte ir įvykus kažkam viršytampiui jūs gausite pranešimą, jog buvo viršytampis, jums nereikės eiti ir tikrinti, ar buvo ten suveikimas, ar karts nuo karto užeiti ir pasižiūrėti. Jūs įvykus viršytampiui, jūs gausite tiesiog pranešimą ir žinosite, jog reikėtų pasitikrinti, galbūt jau reikia pasikeisti kažkurį iš moduliukų. Taip, tai jums tada tiesiog nereikia siūsti pačią inverterio, užtenka pasikeisti patį moduliuką ir inverteris toliau gali saugiai dirbti. Kodėl mes nebeduodam čia pasirinkimo užsakant, tai yra todėl, kad manome, jog dėl žemesnių galios klasių įrenginiai dažnai bus montuojami arčiau AC tinklo prijungimo taško, kur jau dažniausiai yra 1+2 tipas viršytampis, tad manom, jog AC dalyje užtenka antro tipo. Žinoma, jeigu yra poreikis, yra didesni atstumai ar nėra, tai tada reikėtų papildomai įsidiegti ir būtent AC 1+2 tipą. Taip, kitas svarbus dalykas, jog šiuose inverteriuose yra lanko aptikimo funkcija, tai būtent AFCI. Tai jinai aptinka, jeigu yra DC pusėje kažkokie kibirkščiavimai, jūs gaunate pranešimą, jog tai reikėtų tikrinti būtent DC jungtis, pajungimo taškus visus, ar nėra kažkokių tais pažeidimų, jog išvengtumėte gaisro. Taip pat didelį dėmesį skiriame ir saugumui.
duomenų saugumui, tam yra turime savo serverius Austrijoje bei naudojamės Europos debesijos centrais, turime tam ISO standartą, kuris patvirtina, jog mūsų visi duomenų apdorojimo būdai yra saugus. Taip pat visi duomenys tiek apie kliento asmeninį ar jėgainių yra jie atskiriami, tam taip pat, jog sumažintume tikimybę pakenkti jūsų jėgainiai. Apie paleidimą ir montavimą. Tai montavimas yra patogus dėl didelės erdvės pačiam pajungimui, kabelių pravedimui, sujungimui yra gana daug erdvės, tai nereikia laužyti piršto, sukinėtis su įvairiom repliam, ten sukinėti tų laidų, norint įstatyti į tinkamas vietas ir priveržti. Taip pat turime ir dinbėgelį, ant kurio yra uždėtas AC dalies viršytampis. Taip pat jį galite išnaudoti montuojant trečiųjų šalių komponentus. Svarbu atsižvelgti, jog tie komponentai gebėtų atlaikyti didelės temperatūras. Tarkime, jeigu lauke yra itin karšta, tarkime, +40, tai viduje šioje dalyje gali temperatūra pakilti iki 70 laipsnių. Tad ir tie komponentai turėtų būti pakantus karščiui. Ir jeigu jiems kas atsitiks, Fronius neatsako. Tad tai yra jūsų kaip ir atsakomybė, jog pasirinktumėte tikrai atsparius temperatūroms komponentus, kuriuos montuosite viduje inverterio. Paprastas montavimas, taip kaip ir kai kuriuose mūsų jau esamuose, dauguma turbūt inverterių, yra papildoma montuojama plokštė ant sienos, kuri prisitvirtina, vėliau inverteris užsikabina ir užsifiksuoja. Taip pat montavimo poziciją galima stačiai 90 laipsnių kampu tvirtinti prie sienos, taip pat galima jį beveik gulsčiai paguldyti ant žemės. Vienas toks momentas, ką aš norėčiau paminėti, tai yra, jog inverterį montuojant, atsižvelkite, kur jį montuosite, nemontuokite tiesiogiai nukreipto į pietus, kur yra daugybė saulės. Jeigu yra daug saulės, pietinė pusė, tada uždenkite kažkokiu stogeliu, apsaugoti nuo saulės. Žinoma, jeigu bus keletą valandų tiesioginės saulės, inverteriui nieko tokio, tiesiog dėl didelio karščio, jeigu bus nukreipta tiesiai į saulę vasarą, kai yra aukšta temperatūra, inverteris kais stipriai, ko pasekoje jisai gamins, atidavinės tinklus mažiau energijos, tai jisai dirbs neefektyviai. Šiaip patarčiau bet kokį inverterį montuojant, jį montuoti ten, kur yra vėsu. Tai gali būti garažas, tai gali būti šiaurinė namo siena, ten, kur nėra tiek daug tiesioginės vasaros karštos saulės. Taip. Pajungiant DC pusę, įprastai reikėtų tiesiog pasižiūrėti pliusą su pliusu, nesumaišyti minusą su minusu, pasimatuoti įtampas kiekvienos grandinės, sujungti, kad pajungus įstatyti
tvirtai, kad pasigirstų kliktelėjimas, jog užsifiksavo jungtys, kad nebūtų laisvos. Taip pat, kaip prieš tai minėjau, galima naudoti perėjimus antram ir trečiam MPPT. Taip pat svarbu nemaišyti gamintojų, jungčių gamintojų, nes jungiant skirtingus gamintojus gali būti minimalūs tarpeliai tarp jungčių, ko pasakoje atsiras elektros lankas, jis palaipsniui didės ir gali sukelti gaisrą. Tad jeigu toks kaip ir patarimas, jeigu ir kaip žinome, turbūt ir modulių gamintojai ne visi vienodas jungtis, ne visi vienodų gamintojų jungtis naudoja, tad jeigu neturite būtent tų jungčių kaip prie modulių, rekomenduočiau pasikeisti būtent nukirpti ir vėl užpresuoti tinkamas jungtis, tokias, kokias turite pajungimui prie inverterio. Šiuo atveju, tarkime, prie pačio inverterio yra naudojamos Štaublį gamintojo MC4 jungtis. Vartotojų sąsajai, jai paleisti, yra komunikacijos plokštė, prie kurios jau yra pajungti viršytampiai, tam, jog viršytampiai suveikus gautumėte pranešimus. Taip pat, norint matyti daugiau duomenų, siūlyčiau naudoti ir išmanųjį skaitiklį, kuris jungiamas irgi prie šios komunikacinės plokštės, taip pat stabilesniam ryšiui naudoti internetinį kabelį. Žinoma, galima naudoti ir Wi-Fi, jeigu Wi-Fi yra pakankamai stiprus ryšys. Paleidimas, kaip ir Gen24 ar Tauro inverteriams, tiesiog nuspaudus vidurinį sensorių. Taip, paleidimas paprastas, taip, paspaudžiam vidurinį sensorių, aktyvuojasi Wi-Fi VLAN'o ryšys pačiame inverteryje ir SolarStart programėlės ar tiesioginio prisijungimo prie inverterio per kompiuterį pagalba paleidžiame būtent šį verto inverterį. Tai yra paprastas, kaip ir Gen24, ar senesniam verto inverteriui paprastas yra paleidimas 3 pagrindiniais žingsniais. Taip pat turime ir YouTube įrašą, kai būtent šis paleidimas vyksta, gana aiškiais žingsniais, ką po ko daryti. YouTube įrašas neilgas, vos kažkur apie 2,5 minutės. Tad jeigu bus noro, galėsiu pasidalinti. Taip. Taip pat kita funkcija, ką su šiuo inverteriu galite taip pat daryti, tai yra nuotoliu prisijungti prie inverterio ir keisti parametrus. Svarbu, jog turėtumėt supervisor leidimą prie šios jėgainės. Tai, tarkime, paleidimo metu, jei pamiršta kažkokius parametrus suvesti, juos vėliau galėsite suvesti, pakeisti būtent nuotoliu. Kitas dalykas, jeigu norite turėti didesnę jėgainę su daugiau inverterių, įvairią, su įvairiais senesniais Froniaus inverteriais ar papildomų prisidėti, tai galite padaryti vos su vienu išmaniuoju skaitikliu, maksimaliai iki 20 įrenginių gali būti būtent tokiame tinkle. Su vienu iš išmaniųjų skaitiklių. Taip pat, jeigu
sistemoje yra hibridinis inverteris su akumuliatoriumi, tai būtent prie tokio inverterio išmanusis skaitiklis turėtų būti pajungtas. Jeigu akumuliatoriaus nenaudojam, taip, tai gali būti išmanusis skaitiklis pajungtas ir prie verto inverterio. Taip, ką galime pakeisti inverteryje, tai yra komunikacinę plokštę galime pakeisti jai sugedus, patį inverterį, keičiant kažkurį komponentą, yra būtinas ir licenzijos keitimas. Taip pat iš smulkesnių dalykų, ką galima pakeisti, tai yra viršytempių keitimas, taip pat kai kurių smulkių detalių, tokių kaip, tarkime, atsaginiptai ar dangčiai. Jeigu reikia kažkokios pagalbos, galite registruoti problemą per Fronius Solar SOS portalą, tai ten bet visą parą galima sulaukti pagalbos. Taip pat ten rasite daugybę patarimų susidūrus su problemomis. Jeigu esate objekte ir reikia čia ir dabar pagalbos, yra galimybė tiesiog skambintis į mūsų centrą Austrijoje, Egipte, Meksikoje ar kitose pasaulio šalise. Yra vienas numeris telefono, juo paskambinus atsilieps būtent ten, kur yra laisvesni mūsų kolegos. Dar truputėlis apie garantijas. Tai yra standartiškai inverteris turi 2 metų garantiją Fronius Warranty Plus. Tai yra inverteris atkeliauja su pilna garantija, jeigu kažkas nutiks, mes savo kaštais keičiam, jeigu žinoma tai yra garantinis atvejis. Taip pat duodame tam tikrą pinigų sumą mūsų montuotojams, kurie jum pagelbės keičiant inverterį. Taip pat yra kelios opcijos, ką jūs galite papildomai. Tai yra paleidus inverterį, per 2 metus jūs turėtumėt jį užregistruoti. Geriausia tą daryti iš karto, paleidimo metu. Ir tuo metu jūs galite pasirinkti 2 garantijos opcijas. Tai yra Fronius standartinė garantija ar Fronius Warranty Plus, tai yra kaip ir 2 metų garantija. Skirtumas toks, jog Fronius standartinė garantija yra prie tų 2 metų papildomai 5 metai, tai yra viso turėsite 7 metus, bet po 2 metų, tuos likusius 5 metus, mes keisime komponentus, inverterį, bet už patį keitimą montuotojų jums reikės jau patiems susimokėti, jeigu reikės atsiųsti inverterį ar detalės, už patį siuntimą taip pat jums reikės susimokėti. Jeigu pasirinksite pilną garantiją prie tų 2 metų, taip jūs galėsite gauti tą pačią kaip ir 2 metų garantiją, tai yra 2+3, 5 metus jūs turėsite pilną garantiją, tai yra siuntimą, užkeitimą montuotojui mes mokėsime. Taip pat, aišku, ir pačių detalių ar inverterio keitimas taip pat yra nemokamas. Jeigu, aišku, tai yra garantinis atvejis. Žinoma, jūs galite ir įsigyti papildomą garantiją, tiek tą paprastą standartinę garantiją, tiek garantiją plus. Papildomai kas metus, jeigu ten jums reikia 3 metus papildomai, įsigyja 3 metus, reikia, 10 papildomų metų, galite įsigyti 10 metų papildomas garantijas. Taip,
Dar toks vienas dalykas, kurį aš norėčiau taip pat paminėti, jog pradėjus pardavinėti Verto 25 kW inverterį, mes nutrauksime didesnio korpuso Verto plus gamybą. Taip pat po truputėlį pereidinėjom ir nuo Fronius Eco inverterių, kadangi naujasis inverteris yra daug funkcionalesnis, tiek jog jisai turi ir 3 MPPT, Eco versija turėjo tik 1 MPPT, startinė įtampa senojo Eco buvo 650 voltų, naujojo 150, tai daug anksčiau startuoja. Taip pat su naujuoju inverteriu yra galimybė nuotoliu prisijungti, taip pat daugiau įvairių funkcijų galima padaryti nuotoliu būtent su naujuoju inverteriu. Tad Fronius Eco vis dar yra parduodamas, gaminamas, bet siūlyčiau, mąstant apie naują inverterį, pagalvoti būtent apie naują Verto 25 kW inverterį. Žinoma, jeigu reikia mažesnio, galite ir mažesnį. Jeigu reikia didesnio, 27-33 kW inverteriai taip pat yra galimi jau dabar. Tad galite kreiptis į pardavimo partnerius, į montuotojus ir jie jums pasiūlys būtent jums optimaliausią sprendimą. Taip, daugiau informacijos galite rasti mūsų internetinėme puslapyje, taip pat daugybę mokymų, seminarų galite rasti ir mūsų YouTube kanale. Tai kviečiu apsilankyti. Taip, ar turite klausimų? Matau, jog lyg ir nėra klausimų. Tad ačiū Jums už dėmesį ir susimatysime kitose pristatymuose. Ačiū ir viso geriausio.